Ko labiausiai nemėgstu, visų tai kaljaučiu. Pasibėdavo jau, kabild, gali padaryti kuo pigiau, kuo paprasčiau. Dainelė. Tai šiandien einam biškį prie kitokių projektų. Lymbal paliktam nušalė. Tai tarkat projekt, kur iš senos daržinės. Turim sen daržė, apie 100 kvadratų. Ir įrenginėsim dar vieną garažą papildomą. Tai dabar bus daug gars, nes pjaus malks už sieną. Dalykim pažiūrėk, ką patuoju. Kapinėlis 0 eurų. Dėsim parduoti. Šiandien išardyti viską gal ten grūdų mėgs ir pašardom tas. Tai viskas susiplokštėm. Ir matysim, kuris kvartas čia puską reikia išsivalyti. Kad savaitę turėtum čia atvaryti iškas, nes čia jau džemsį, ten galėjau įpabetonuoti. Tai čia iškasam, iškasam lauką, taip nebirptom. Ir čia tada kuruodžiau, išsikasam, užpilam su žvyru ir kveisimės betonautojus. Iš betonaus vestų patalpą. Ir statysim pakeltų, čia tų patalpų, nes pakeltų žiaurė, kada norim kažkur užsiimti. Tai varau darbuotis, įrankį turi pasijėms. Dabar lakstau tarp dviejų projektų. Tai čia biškį, tai ten biškį, tai norėjau vėl čia į patalps. Vakar kas nuveikti, nuardžiau vis čia virš. Apačios neužkliovau, nes dar buvo grūdų. Dar buvo grūdus. Supylim didmaišus, dabar lauku, kada atvažiavau ūkininkas išsivežtams. Tada toliau, čia turėjom puktelį. Kaip literatūriškai nuo pavadinti, net neįsivaizduoju, grūdam valyti aparats. Un siko iki 100 metų senom, gal senesnis dar iš tikrųjų, net neįsivaizduoju. Tai mes Kauno rajone turėjom žemdirbių muziejų. Tai tau puktelį aš pasiūliau anam išsivežti, tiesiog dovanuoti. Nes visgi senien tuok ir jeigu jis nepaims, sakau, aš supjaustysi malką. Tai žodžiu, sakė atsivalyk, atlieks išsivežtau, pastatysim muziejų. Ir toliau dabar kuriek man iš tikrųjų tas plokštuos čia, kur ir sukrovas pasitraukti, išnešiam lauk, ten vis metals, kurį dar irgi išsinešti. Čia šią plokštą turi krūvą, tas plokštas irgi reikės išnešti. Tai dabar žodžiu viską išsinešu, apdavas vis tau, kas dar liktas ta būdelė. Ten reikia nusisuk paskui. Ir viskur žodžiu reikia išnešti lauk. Nu, žimbam į darbus. Nu, hebra, kuo labiausiai nemėgstu, visų tai kaljaučiu. Ja, žiūrėkit, kuo laksta. Pelioks. Jeigu vaikį išlikštyn. Jėzus, ką bajais padaro. Labą rytą. Tai va, praėjus savaitgalis, biškį pailsėjom, biškį gal pašviesėjai.
Šiandien vakščiuoju po teritorijai. Dėliuojaus plans ateinant savaitę. Tai dabar apžiūrinėjau, kur čia esu nuveiks, iš tikrųjų visgi vėl. Tai šiandien bandys vėl skomint ūkininkų, kad atvažiuotum išsivežti grūdus. Išnešam plokštį, išvežam tusvas lauk, žodžiu plant per šią savaitę. Pasiruošti grins pilną, kad būtum galim betonuoti. Nes būtų išvažiuonam 2 savaitėm vėl į užsienį ir būtum gerai, kad per tas 2 savaitės išpiltum jau grins. Tai dabar varau iki Latvijos, čia man kokį 15 km panašiai. Varau iki karjerų, pasižiūrėti, pasikalbėti, kiek žvyrs kainuoja. Ir bandysim sutarti, kad atvežtum, tada čia dar reikia išsivalyti. Vestų nesąmonį, kas čia dedas. Čia žvyr pasipilčiau, kad dar čia būtum štabetnavimu. Tai va, ir žodžiu, daug nekal varau į Latviją ir žiūrėsim, kur ten galėsim sukalbėti. Atlėkiau šitą privėjį karjeros, bet čia nesimat jų veiksmą visiškai. Čia kalną nemlaik sukasti ir. Tai bandysim toliau pavažiuoti, dar už poros kilometrų judavans karjeras. Tai gal ten kažkas vyks, nes čia tai nei techniks, tai kažkur matau pastatyti, bet niek įspūdinga. Bandom liekti toliau. Tau pač norėjau parodyti kokį nesąmonį. Nežinau, ar čia girdėsis dabar. Kap mašin build priekį. Spaudžiu stop, dingst, pildėjams. Ir mes pakeis mus tas vis kukų į mano priekį. Jau galvojau supportas, nes norėlė numint stop, dingst, pildėjams. Support perinko, va, nepleik iš karto. Tai vienintelis variantas kas liek. Ir supportos apkap pakeisti. Esu užsisaikęs. Bereikdavo permesti. Jeigu tas nepadėt, tai čia kažkokia mistika. Neįsivaizduom, kas gal toliau dar būti, nes visi pakeis, visi sutvarkyti. Jau gyven su to nesama 5 metų. Daugiau gal negiau. Tai niekap netron problems. Pasibėdavo jau. Kabild. Taip važiuojant kažkoks metalas, kažko ryšliai. Tai pamečiau supportos vien varžtą. Tai dabar parašiau draugėliu turėtų atvežti kažkur. Nesąmonį. Lygio vieto. Stovam kelyje. Čia va, už to metėm bišt toliau į karjeras, kur turėjau nuvažiuoti. Tai dabar nežinau, baisiai važiuoti. Tai karts nepametu. Bet nežinau, gal bandys kažką dailę atsileidus, nuvažiuosi kitam pakalbėti. Po bišt gal atgal bandys važiuoti. Bandysim be stop žiūrėti, tai gal kap nors pavyks. Su nuotikės pirmadienis prasideda. Smagia, gera, judam, bandom kažką judėti, gal nepamėsim niek, gal, nors jau pois pamečiau realiai. Žodžiu, važiaunam, viską pritvarku, kol stabdžių nenaudoju, visi gera. Vadins gal važiuoti, nie problems. Važiavau į kitų karjerą, vis uždaryt, niek čia nedirb. Žodžiu, niek čia negausiu, jokios informacijos, kas čia kap. Tai teks bandyti šaudytis numerį, vis tai kas nors turės. Tai bandysim kažką gauti numerį ir vis tai kas nors to žvyr čia pramušiam. Nes išvietinti pirkti Lietuvo, tai ten nesąmonė, KNC belenkuoks. Čia kiek žinau, vyr biški protingiau. Tai bandysim pramušti, o dabar bandau išlieti, iš tikrųjų važiuoti atgal. Numiai, na čia nėra labai daug, čia gers 10, iki Lietuvos 10 km, iki numų beveik 15. Tai va, tai bandau liekti, gal vis torko bus, gal neužkarsu iki tekinį. Nu ku, šiaip netep, grįžom, numiai, nedėkiai pagalbs kelyje. Grįžau realiai, stabdžių nepanaudojusi nį kartą. Tai dabar reikia užsisakyti kreipiančiais naujais, nes varžtus tik reikia. Tai naujais kreipiančiais sudėsiam ir turi apkabę iš tikrųjų netgi numus pasidėjęs. Tai penus niekap nebėjau pasikeisti, tai dabar tiesiog nebekitus išėtis, tai yra keisti iš karto. Tai va, tai dabar eis nusiardyti, nusiem ratą, nusiem apkabą. Kiek mes čia dabar tų valandų turim dabar pusę 0 und pos pirmos kažkur turėtų atvežti tas kreipiančias, nebent galim susirinkti. Žodžiu, iš nukrypom nuo to, kur žadėjau filmuoti, bet pasitaik. Mašin pati prisipraška, reik sutvarkyti. Yra keliaujant ar didelis lauk ir bandysim žiūrėti, kas ten per situaciją, kodėl čia tie bildai ir aišku, kodėl pabėgti visai, nes buvo vibracija didelė. Tai žodžiu, einam tvarkytis.
Problemėlė. Netoj kapkam, karoči, yra atsiųsta. Aišku, aš jau gan senės gais ir nebuvo nepasitikrins, galvoju, kad tuoj bus. Čia greičiausiai nugalėjant suportos. Tai va, jinai mažesnė, netink, bet bent jau turėjom varžt ir galės surinkti atgal. Kol kas į tų kreipiančių nepirkau ir, aišku, patikrinau, dabar nežinau, kaip čia parodyti, bet, žodžiu, nesimatys. Tus kreipiančius, gal torvos vos klibėjom, bet dėl tai čia nesamai kažkur. Nors čia tai išvas tvirtas tuo, suntos apkabos. Tai va, tai galimai iš to bus problem. Tai dabar bandysis tiek atgal susirinkis, tiek važiuoti reks to mašiną. Galvoju, susitvarkysiu, bet jo, kad niek nebus, vis tiek toliau bildėsim, reiks iškoti kitos apkabos. Ir bandyti pakeisti, nes visgi torto klibėjom. Tai va, žodžiu, susitvarkau mašiną ir varau toliau prie darbų. Hebra, es apaiksirėlė. Teik laikas prasivažinėjai, su bildėjam, su visko. Ir situacija tuoj, kad dabar išardžiau, apkeičiau kreipiančius veito ir prading vis bildėjams. Tai greičiausia, kad kreipiančius kažkom skars, neįsivaizduoju kuom, net nebūčiau gyvenim pagalvojus. Tai va, apkeičiau veitom, viskas prading. Tai iš kitos apkabos, kur buvo varštėlis, tai realiai įdėjau tik tą varštėlį viskas. Ir sutvarkyt mašiną viskas, ledėjant mašiną nebepriko prikepti. Nu, ir gerą melaunu. Abis adeg, nes reik vieną abis daviklį pakeisti. Tai va, ir viskas mašiną ledėjant. Gal vėl drausia važiuoti. Dabar ant kreipiančiųjų, tų varštėlių, biškį uždėjau tų sirėjų klėjų, nes kad vėl nepasikartotum tą pat nesamoj. Viskas, mašinį ledėjant gal toliau liekti, be jokių problemų nereikia galvos sukti. Tai va, greit tvarkims ir plius sutvarkyti tą didžios nesamoj, kurie labai ilgą manim kunkan. Gers permadins visgi. Nu, ūkininkas atlieki. Vežas lauk, grūdus pagaliau. Dabar valysimės toliau, kavas bus išvežtėjai. Nebė, čia biškai atsikrojo, čia dar atserdžiau. Malūnčiavas jau išsinešiau plius minus. Tai va, šio veito baigam šį epizodą ir susitiksim kitos laidos, sakau, kitos dalies. Tai va, kaptomse čia nesimatau. Tai va, ir koks tai iš tikrųjų suvastau. Čia, kudė aš viską rodau, ką aš darau, tai stengsiaus kuo pėgiau, kuo paprašiau apsisukti, kad įsirengi garažą. Nes, kada tu pradedi galvoti, ką apsišildyti, patalpsi panašiai, tai čia belenk kiek daug pinigų. Tai aš pasistengsiu to dalyką padaryti kuo pėgiau, kuo paprašiau ir bus daug kultūriniam iš tikrųjų čia, tam Monvas projekte. Nes dažniausiai taip būm pas manis. Nežinau, čia kažkokį vaizduoti nesamai, kur ten belenk kiek išspausti, be kažkokį netrūk žodžių, ką pasakyti. Tai va, ir dabar planas pasidaryti grins, pasistatyti pakeltovo pirmą eilę ir plius turi pakelom svartus, įsistatyti gali čia, išsipjaus, pasidarys svartą pakeliam. Ir viso, pagrindinis dabar planas ir toliau aišku reikės biškį užsikalti cėjins, kad netrauktam tiek skersvėje, nes dabar tai vėsiuką, reikia porsijo prisireikia. Užsidėti šalmėlį. Tai va, šiam karto teik, iki kitų kartų.